Sveiki, šiandien su jumis būsiu aš, Tomas, ir apžvelgsim UL Crown 3 skaitiklį. Pažiūrėsim, ar jis vertas tos karūnos, kuri nupiešta ant jo. Skaitiklį gaunam štai tokioj dėžutėj. Štai čia matom, nusijima šitas popierėlis, nulupam tokią plėvelę ir tada dėžutė mūsų atsidaro. Ir turim mėlyną, safyrinį Crown 3 skaitiklį. Tada dar dėžutėje turim kaitinimo galvutę, atsarginį stikliuką. Šitas popierėlis visas plastikas išsiima. Čia turim tada dar štai tokį raktelį. Parodysiu, kam jis reikalingas. Ir čia turim štai tokį daikčiuką uždengt kandikliui. Čia dar turim tada atsarginių tarpinių. Ir turim dar daug popierėlių su štai instrukcija, kaip užpildyti skaitiklį, kaip išardyti ir panašiai. Bet jums šito nereikės, nes viską parodysiu. Pats skaitiklis atrodo štai taip. Matom štai kokia graži mėlyna spalva, kaip viskas dailiai padaryta. Pradėkim tada nuo viršaus. Turim 50 kandiklį, dvigubos tarpinės, labai smagiai įsistato, nei per standžiai, nei per lengvai. Tokios va štai platėjančios iš vidaus formos. Irgi kitokios šiek tiek spalvos. Turim tada tai top capą, kuris atsisuka ypatingai greitai. Nu, nereikia kaip pusvalandį, kaip kitose skaitikliuose sukti. Opa, viskas. Tas pagreitintas užpildymo atsukimas. Štai čia turim tada mes skylutes užpildymui. Turim tada čia štai reguliuojamą oro padavimą. Turim 3 skylės ir kiek atsuksit ant vienos, tiek pat bus visose kitose. Šita bazė tada atsisuka. Oras beje į tam tikrą tiek atsidaręs, tiek užsidaręs pilnai sustoja. Ta pati bazė atsisuka ir tada turim kaitinimo galvutę, kuri yra čia įstatyta. Tai ją, kad išimt, reikia, va, štai, su šituo šiek tiek užkišu. Ir štai ji išsitraukia. Štai matot, kokia didelė. Ši pačios galvutės labai stenkitės baisiai, ypač vatos nečiupinėt. Ir tada štai turim mūsų skaitiklio bako sekciją. Ir jinai šiaip atsisuka, bet skaitiklis turi užraktą. Štai čia viduj, matot, yra užraktas. Ir ką mes padarom, tai vat, būtent šitas yra tada tam ir skirtas. Įkišam čia šitos grivelius prieš laikrodžio rodyklę. Atsukam ir tada mūsų bakas išsiardo. Turim patį viršų, stikliuką ir kamerą. Ką mes kaip visą laiką su visais galvutiniais skaitikliais darom, nesvarbu ar tai Crownas, ar tai Kleito, ar tai TFV, ar tai dar bet koks kitas skaitiklis, sudrėkinam galvutės vidų skysčių, kurį naudosit. Štai čia į patį centrą prilašinam skysčio, kad jinai iš vidaus gerai sušlaptų. Tada galim šiek tiek ir šonę ją padrėkins. Štai matom kokie dideli skysčio kanalai. Ir tada aš dar šiek tiek šitą tarpinę sušlapinu. Ir ją štai čia tiesiog įstatom iki galo. Paimam bazę, užsukam ir užveržiam. Tada pripilam skaitiklį skysčio ir duodam dar šiek tiek laiko pastovėti, kad galvutė tikrai gerai prisigertų skysčio, kitaip jinai jums sudegs iš karto. Šitą užraktą galit naudot, galit nenaudot. Jisai yra skirtas tam, kad skaitiklį ardant netyčia neatsisuktų bakas. Tai jeigu norit naudojat, norit ne. Štai kaip skaitiklis atrodo, tarkim, lyginant su kitais skaitikliais. Palyginkim štai su Kleito 120.
Matom, krauna šiek tiek aukštesnis, bet minimaliai planesnis. Jis gal daugiau čia atrodo planesnis negu yra iš tikrųjų, nes jis yra 24,5 mm diametro, o kleito 120-25 mm. Štai Big Baby Beast keitiklis. Jis jau žemesnis gerokai užkrauna. Ir turim tada štai Tobacco Mini Super Tank keitikliuką. Siauresnis, žemesnis šiek tiek. Aš šiandien naudosiu juodą Crown 3, blizgų juodą. Štai matot, koks dailus raudonas kandiklis. Apačioj auksinė apačia, kaip gražiai atrodo. Ir dabar keitiklių užpildymas. Matot, skysčio jame dar šiek tiek yra. Greitas atsukimas. Štai čia matot, turim tas dvi skylutes. Tai ką mes darom, tiesiog paimam. Ar tai pipetė būtų, ar tai būtų buteliukas kažkoks ir į tą skylutę gražiai. Opa. 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 Va, savo skystuką užsipylėm. Viršų užsukam. Labai jau ten taip, kad jau per tas skylutes liptų nereikia, bet kad skystis iki jų būtų galit pildrasiai. Ir štai va, užsukom. Viskas, galim garinti. Dar tiesa, štai čia matot, yra žyma minimum. Tai kai skystis pasiekia jau žemiau šitos vietos, rekomenduoju kaitiklių užpildyti, kitaip, nors ten jo dar šiek tiek ir yra lašas kitas, jis gali nebespėti įsigerti kaitinimo galbūt. Tai žiūrėkit, kad jisai būtų visą laiką pilnas skysčio, kitaip sudeginsit. Na ką, pažiūrėjom kaitiklį iš arčiau, kaip jį surinkti, užpildyti. Tada, manau, jį trumpai tiesiog aptarkim. Daug į vatą neviniosiu, pradėkim nuo minusų. Pirmas minusas, mano nuomonė, būtų... Žinokit, reikia gerai pagalvoti, kad minusiuką jame rasti. Ne, ką, visi turi minusų. Šito kaitiklio minusas, tikriausiai pagrindinis, man tai būtų tai, kad, sakykime, po užpildymo jis šiek tiek pasispjaudo. Nežinau, aš, sakykime, nesu mėgėjęs labai didelių aukštų vatų naudot, aš naudoju šiek tiek mažiau, galbūt dėl to. Bet garinimo eigoje jis man ne truputėlio nei bėga, nei spjaudosi, aš naudoju pagrindę 70-30 tirštumo skystį. Tai idealiai viskas. Bet vat po užpildymo, net ir užsukus oro padavimą kartais, vis tiek toks jauti, kad visai taip, vadinkim, spidbekina, toks papuola šiek tiek. Tai nežinau, gal čia kažkas man, bet tai buvo su abiem galvutėm tiek su 0,3, tiek su 0,5. Tai minusiukas toks. Kitas minusiukas būtų, sakykime, su juo jūs tikrai nesusidursi taip dažnai kaip su pildymu, bet vis tiek susidurti teks. Nu, čia toks ir minusas, ir pliusas. Pliusas paaiškinsiu, kodėl vėliau. Minusas tai būtų galvutės įstatymo sistema. Ja ganėtinai sunku išimti. Sakykime, matėt, vat irgi jau be kokio įrankio jos tai pirštais ištraukti, nu, tikrai sunku. Dar kai tas skaitiklis būna naudotas, sudriekęs, sakykime, atrodytų, kad jin turėtų vis tiek ten papuolę būti skysčio tos tarpinės ne taip standžiai, bet ne, jinai taip vis tiek, žinokit, ar jisai šlapės, ar jisai sausas, jau reikia kažką taip užkišti ir šiek tiek trūkštelt. Nebūtina, aišku, nešiotis yra tą raktelį, kuris yra komplekte, bet, sakykime, kažkokio vis tiek ar rakto, ar tušinuko, nu kažko tokio, ką galėtumėte užkišti ir biškį taip pat palaužti reikės. Tai va dar vienas toks minusiukas būtų. Kitas minusiukas būtų, sakykime, čia jau labai subjektyvu, kad kaitikliui kol kas yra dvi galvutės, kurios reikalauja, nu, bent jau minimum 50 vatų. Šiaip rekomendacija yra ten 70, 80, 90 vatų. Aš, kadangi nelabai esu mėgėjęs tokių aukštų vatų naudot, man, sakykime, čia yra šiek tiek minusiukas. Tik dėl baterijos laikymo, sakykime. Tai yra vienintelė vieta, kuri įtakoja garinimo kokybę, naudojant tokius aukštus vatus. Nu ir žinokit, minusai, mano nuomonė, tai kaip ir viskas. Pradėkim tada nuo pliusų. Nu, pirmas pliusas, sakykime, nu, aš jums pademonstruosiu vėl, tai yra garo kiekis. Naudojam 0,5 ohmų kaitinimo galvutę ir 75 vatus. Nu, kaip matėt, debesiukas toks nevaikiškas. Su 0,3 ohmo galvute galima dar didesnį debesį išpūsti.
oro padavimas labai gausus. Tikrai galima traukti, praktiškai jokio pasipriešinimo nėra. Bet oras reguliuojasi ir, sakykime, galim tada paversti kaitiklį šiek tiek taupesnių baterijos atžvilgių, nusistatyti kokius 55 vatus, prisukti oro padavimą panašiai iki pusės. Ir tada, girdit, toks šiek tiek atsiranda toks garsas lyg švilpsiu, bet nešvilpsiu, bet garas toks šiek tiek pasidaro labiau toks tirštesnis, gal galima taip sakyti, šiek tiek šiltesnis, jeigu prisukus oro daugiau vatų naudosit. Ir asmeniškai man skonis tada jau atsiveria iki galo. Perinant tada prie skonio, dar vienas didžiulis pliusas. Žinokit, iš galvutinių kaitiklių tikrai esu bandęs ne vieną, ne du, ne 3 ir ne 10. Šitą tikrai priskirščiau gal ne patį skaniausią, bet į tokius top 5 kaitiklius skaniausiai garuojančių su kaitinimo galvutėm būtent, tai šitas tikrai papuola. Su 0,3 ohmų galvutė, sakykime, daugiau garų, savo darbą atlieka puikiai, skoniai galėtų gal šiek tiek jinai būtų ir geresnė, bet kas liečia 0,5 ohmų galvutę, asmeniškai man, žinokit, tai tikrai labai maloniai nustebino ir tikrai esu patenkintas. 55 vatai pusę prisukto oro, patrauksiu, nežinokit, tikrai skanu. Labai skanu. Šiaip šitas kaitiklis asmeniškai man, kiek skysčių su juo mėginau, labiau pertikė saldžias skysčio natas. Tai ypač, kas mėgstat tos tokius saldesnius skysčius, kur, sakykime, norit taip, kad jau būtų tas skonis toks jau, šitas tikrai, šitą būtent savybę jisai turi ir jinai labai puikiai padaryta. Kitas vėlgi pliusas būtų kaitiklio surinkimas. Atrodytų, kad čia kažkas labai būtų baisiai sudėtingo, bet ne, labai viskas paprasta. Ypač man patiko tas užrakinimo funkcija, nes būna, kada, tarkim, labai yra, tarkim, pripildytas kaitiklis ar ne, ir mes norim jį atsukti pasikeisti kaitinimo galvutę. Čia, kadangi yra tos didelės skysčio skylės, tai kol mūsų skystis nebus žemiau jų, mes to padaryti negalėsim. Bet jeigu jis yra žemiau, drąsiai galim atsukti pasikeisti kaitinimo galvutę. Tik ant kai kurių kaitiklių būna galvutė taip įveršta arba bazė taip įveršta, kad atsisukinėjant atsisuka visas bakas. Jau su šito dalyko tikrai nebus, jeigu naudosi tą žiedelį. Jo galite, aišku, nenaudoti, jeigu, sakykime, jums nepatinka, kada įsivalinėt kaitiklį, kad ten dar reikia kažką įkišti ar užsukti. Bet jeigu norit apsidraus, kad jau tikrai nieks neatsisuktų, kada jūs jį pildysit, valysit ar dar kažką, labai pravarti funkcija, man šitas tikrai labai patiko. Jo labiau ten tikrai nieko nereikia labai kažko ypatingai specialaus, galima nebūtinai ir su to rakteliu, ten praktiškai bet kas plokštesnį įsikiša ir atsisuka. Tikrai labai patogu ir mano atžvilgiu, mano manimu, tikrai naudinga funkcija. Kitas dalykas vėlgi, tos galvutės pliusas didelis, kaip minėjau, prie minusų, kad gan sunkiai įsijima, bet jinai neprisisuka. Ir kas ypatingai susidurėt su bėda, kada kaitiklį jūs, tarkim, ilgiau laiko neardot, nenaudojat, kai reikia pakeisti kaitinimo galvutę, einat ieškoti replių, šaldytuvo ir ten dar kokių odinių pirštinių, kad pakeisti kaitinimo galvutę, užmirškit. Nėra tokio dalyko. Jūs ją biškį patraukėt, blogiausia atveju, jeigu keičiat, vis tiek jau galite su repliam suimti tą galvutę, išlupai ir viskas, išmetei. Nereikia ten žaisti su kaitikliu pusę dienos, kad jį galiausiai atsukt. Čia mano manimu, tai taipogi, ganėtinai stiprus patobulinimas. Jau dabar, kiek žinau, ne vienas kaitiklis naudoja tokį dalyką, bet būtent šitam, tai tikrai funkcija šita, mano manimu, liuks. Kitas dar pliusas išvaizdoje. Sakykim, šitas safyrinis mėlynas. Spalva. Labai gražus. Tikrai labai gražus. Aišku, jį ant bet ko neužsuksi, bet jau kažką priderinus, tai tikrai išskirtinis. Labai skirtinis. Dažų kokybė tikrai nebloga, nepastebėjau, kad kažkas kažkur trintųsi, braižytųsi, aišku, galiausiai tie dažai bet kokia atveju, nuo visų kaitiklių jie kažkiek tai nusitrina. Bet su šituo dar tikrai to nepastebėjau, tai negaliu sakyti, kad tai ar jie labai patvarus ar ne, man kol kas jie laikosi puikiai. Kandiklis. Patogus, tikrai labai patogus kandiklis, ir žiauriai gražus. Ta auksinė juosta pačioj. Tas spalva raudona ar tai mėlyna, kaitiklio paties spalva dar yra matinis juodas ir jisai yra su žaliu kandikliu, sidabrinis berods eina su tokiu ryškiai oranžiniu. Labai dailiai atrodo, sakykime, kas liečia jau kaitiklio išvaizdą, tai padarytas labai gražiai.
galvutės man tikrai, sakyčiau, dėl jų laikymo, skonio perdavimo, sakykime, skonio persimušimo, kada jau pragarinti reikia, nes vis tiek naują galvutę užpilus, iš karto skonis, tas toks pats tikrasis net vieno kaitiklio nesijaučia. Ir čia lygiai tas pats, man reikėjo panašiai, gal kokio trečdalio bako, kol jau tada tas patraukimas buvo toks vienas. Opa, ir mes tada turim jau pilnutėlį skonį. Tai va. Tai mano manimu, šitas skaitiklis, tos karūnos vertas tikrai, visas šitas 3 duočiau, kurias jisai vadinasi. Skonis puikus, garo tikrai daug, pildymas super paprastas, tos skylės iš pradžių, kai pamačiau, galvojau, o dabar tai čia bus problemų. Bet ne, žinokit, jos tikrai ganėtinai nedidelės ir jos, kai yra 2, per vieną pili, per kitą išeina oras. Ir, sakykime, ta tokia bėda, kad yra TFV tų kaitiklių, kur, sakykime, su didesnė ta... didesnių snapelių, jeigu pilikai būna, kad oras nebespėja išeiti ir viskas apibėga. Ne, yra kita skylutė, per ją išeina oras ir šitą visą laiką bėga skystis. Tai su pildymu problemų neturėjau jokių. Baisiai biškiai atrodė man ir čia viršuje atsukus, kai viskas, sakykime, šlapia. Čia taip atsidarai ir galvoji negerai. Bet ne, viskas čia tvarko, jisai niekur nebėga ir tas skystis tenai laikosi ir sukus jisai nei pratrykšta niekur, va, matot. Tai aš taip čia dar vieną tokį pliusuką duočiau, nes dauguma kaitiklių vis tiek būna užsukus, kažką užpildyti, ta vieta, per kur sukasi, sudrėksta. Tai čia tokio dalyko vėlgi nėra. Tik, sakau, dėl to pasispjaudimo šiek tiek jis man tokia, turėjo tokį bruožą. Bet čia, sakykime, galbūt aš kažką blogai su juo dariau, nors abejoju. Bet tai vėlgi, tai tik po užpildymo keletą patraukimų, paskui vėl puikiai važiuoja. Daugiau jokių nei bėgimų, nei svilimų, aš su juo ne vieno neturėjau. Tikrai viskas liuks. Tai, nežinau, priekaištų daugiau aš jam tokių kaip ir neturiu. Dar aišku, būtų labai gerai, jeigu jam išeitų galvutė, kuri naudotų, tarkim, ten kokį 40 W ir būtų galima mėgautis to pačiu skoniu, dar taupant šiek tiek baterijai. Nes dabar, sakykim, su vienos baterijos modu, tai jūs man jau ne pusdienio neištempia. Su 3 baterijom dieną aš atgarinu drąsiai be problemų. Su 2, iki vakaro jis man laiko. Tai va, tai žodžiu, skanu, daug garo, super paprasta, patobulinimai tikrai atlikti, manau, judami prieki šitoj visoj rinkoj. Tai būtina jums, kas norit va tokio, jau šiek tiek modernesnio kaitiklio, tikrai, manau, žinokit, verta. Ar tai ieškot garo, ar tai skonio, tikrai verta. Kągi, tam kart manau tiek, sekit mus Instagram'e, prisijunkit prie mūsų Facebook'e, prenumeruokit mus ir YouTube kanale, nuorodą. Štai čia nuorodas ir kitas visas pateiksime apačioj. Tam kartui tiek tada. Gero.